Sveiki! Taigi mes esame Šventojo Juozapo mokyklos 8-okės. Marija, Meda, Mėta. Mintautė, Beatričė. Rūkymas yra įprotis, su kuriuo ypač dažnai susiduria paaugliai. Tačiau šis pasirinkimas gali turėti rimtų pasiekmių sveikatai ir kasdieniam gyvenimui. Šiame reportaže pakalbinsime mokytojus bei mokinius, kurie pasidalins savo nuomonę ir patirtimis. Tai padės geriau suprasti rūkymo žalą ir kitų nuomonės apie rūkymą. Nesakyčiau, kad yra daug žmonių, bet būna, pasitaiko. Ir mus įtakoti, kad ne visą laiką nori šalia būti jų, kai jie rūko, ar tiesiog ne visą laiką nori šalia jų būti. Mano aplinkoje yra keletas rūkančių žmonių, tačiau jie manęs neveikia. Šiaip aš nelabai kreipiu juos dėmesio, man taip tai nepatinka, bet ne, jie manęs neįtakoja. Sakyčiau, kad mano aplinkoje yra rūkančių žmonių, bet tiesą sakant, man nelabai veikia, nelabai man daro įtakas, nebent prie pat manęs rūko, bet tai dažniausiai nebūna. Prie progos yra, bet kad nuolatos rūkytų, nemanau. Man tai visiškai nerūpi. Tiek pasakysiu tai. Jeigu klausėte, kiek įtakos man tai padarė gyvenime, nedaug. Beveik nei kiek. Aš sakyčiau, kad man nemalonu prie jų būti, nors jų pasirinkimas, ką nori tą daro, bet man prie jų nemalonu būti tiesiog. Tai manau, kiekvienas žmogus turi savo laisvą pasirinkimą, bet kaip ir minėjau, man tai nelabai patinka, man nemalonu būti prie jų, bet visi turi savo pasirinkimą ir turi laisvę. Nelabai galiu sakyti žmonėms, ką daryti su savo gyvenimu. Aišku, nėra sveika ir nėra gerai tai daryti, bet negaliu kontroliuoti kitų žmonių. Kaip čia pasakė, žmonės yra žmonės. Jie nėra kažkas mažiau. Jo, jie rūko. Jeigu jūs klausėt, ką jūs manote apie rūkančių žmonės, tai nieko kažko nemanau, tiesiog jie savo gyvenimą gadina tik tai taip. Man asmeniškai gaila pinigus išleisti ant rūkalų, aš jau mieliau kokio kuro užsipilsiu ar kebabą nusipirksiu. Tai va. Tai, kogi rūkymas kenkia paaugliam. Tai turime keletą tokių fiziologinių aspektų. Vienas tikriausiai žinomiausių būtų plaučiai. Kai žmogus rūko, kaip žinome, jo plaučiuose kaupiasi derva. Kodėl derva yra pavojinga? Derva kaupiasi plaučių dariniuose, pavyzdžiui, tokiuose kaip alveolis, kurie yra atsakingi už kraujo valymą ir deguonies įsisavinimą kraujyje. Ir jeigu derva tenais kaupiasi, tokio žmogaus plaučiai jau žymiai prašiau įsisavina deguonį ir pašalina CO2. Todėl turime tokį kaip dusimo reiškinį, kosėjimą, skrepliavimąsi, kur toksai matosi tiesiog, kad plaučiai yra sudirgę, kažkas jiems nepatinka. Taip pat turime širdies aspektą, kad rūkymas labai kenkia kraujagyslėm, kenkia pačiai širdžiai ir žymiai didėja infarkto rizika. Dar momentas, kodėl paauglystėje tai yra svarbu, kad nikotinas ir pats rūkymo procesas vysto priklausomybę. Priklausomybė yra labai glaudžiai susijusi su paauglio smegenimis. Ir yra veikiamas tam tikros smegenų sritis, būtent kurios atsakingos už dopamino išskirimą ir visą kitą. Ir toks paauglys tiesiog išsivysto priklausomybę. Tai iš tiesų yra daug priežasčių, kodėl paaugliai pradeda rūkyti. Tai svarbu yra šeima, mokykla, tai, ką mato televizijai, kuo gali būti svarbu šeima. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, yra vertybės, kurios yra prieš rūkymą, yra kur kas mažesnė tikimybė, kad paauglys pradės rūkyti. Lygiai taip pat jie mato, kad tėvai rūko, arba mato, kad tėvai niekaip nereaguoja į aplinkinių rūkymą, galvos, kad čia viskas gerai, čia yra priimtinas elgesys ir bus didesnė tikimybė išbandyti. Mokykloje irgi, jeigu mato, kad, pavyzdžiui, svarbus mokytojas rūko arba artimi draugai rūko, tada irgi labiau norėsis išbandyti,
nes paauglystėje yra labai svarbu bandyti pritapti prie grupės. Tai jeigu visa mano svarbi grupė rūko, noriu rūkyti ir aš, kad neišsiskirčiau. Taip pat ir žiniasklaidai, TikTok, Instagram ir kitose socialinėse tinkluose mato nemažai rūkančių žmonių. Ir jeigu tas rūkantysis yra svarbus, tai irgi norės būti toks pats kaip tas žmogus ir bandys patys rūkyti. Aišku, rūkymas yra ir kaip streso, nerimo, net depresijos įveikos būdas. Jis yra netinkamas, bet sukuria įvaizdį, kad tarsi parūkysiu, atsipalaiduosiu ir man bus geriau. Tai rūkymą atsikratyti sunku yra visiems, ne tik paaugliam, bet paaugliai dėl savo jaunystės, dėl labai plastiškų smegenų greičiau pripranta ir dėl to jiem būna sunkiau atsikratyti rūkymo. Tai jeigu suaugusiam gali reikėti kelių ar keliolikos kartų, paaugliai tikrai gali užtekti 1-2 kartų, kad jau išsivystytų priklausomybę ir norėtų vis daugiau ir daugiau ir daugiau rūkyti. Tai norint atsikratyti rūkymą, pirmiausia reikia suprasti priežastį, dėl ko rūkoma. Tai jeigu rūkoma tam, kad įveiktų stresą ar nerimą, galima mokytis kitų būdų, kaip tai įveikti. Priimtinų būdų, pavyzdžiui, sportuojant, darant kvėpavimo pratimus, susirandant mėgstamą veiklą. Jeigu rūkoma dėl to, kad pritaptų prie grupės, tai kaip galima pritapti kitaip prie tos grupės arba susirasti kitą grupę, kuri tiesiog nerūko. Na ir žinoma, skatint mokytojus, tėvus, apskritai visus aplinkinius, kalbėti apie tai, koks yra rūkymas žalingas organizmui, ypač jaunam organizmui, ir skatint rinktis tos tinkamesnius būdus. Labai svarbu nesitikėti, kad jeigu jau pradėjau rūkyti, dabar nusprendžiau, kad nerūkysiu ir viskas, iš karto pavyko mesti tą pačią akimirką, kai nusprendžiau. Tai iš tiesų yra ganėtinai lėtas procesas. Tai nusprendimas, kad viskas aš neberūkysiu, yra pirmas žingsnis ir po to reikia palaipsniui eiti. Tai mažinant iš pradžių surūkomų cigarečių arba veipų kiekį, tada, kad vis mažiau, kol galiausiai neliktų nei vieno ir lygiagrečiai mokantis būdų, kaip kitaip susidoroti su savo emocijom, kaip patenkinti savo poreikius, būti priklausomam, pavyzdžiui, prie grupės arba tiesiog turėti draugų. Tai cigarečių dūmuose yra randama keli tūkstančiai kenksmingų medžiagų. Aišku, pagrindinė ta medžiaga, kuris sukelia priklausomybę, yra nikotinas. Tai nikotino yra ir paprastose cigaretėse, ir elektroninėse cigaretėse. Tai jeigu lyginam paprastas cigaretės, tai jų dūmuose, išeina yra šitų anglies monoksido, dervų, o jeigu kalbėtume apie elektroninės cigaretės, tai pagrindinė bėda yra tas skystis, kurį naudoja tose elektroninėse cigaretėse. Kadangi tame skystyje gali būti įvairiausių medžiagų, kurios yra dauguma toksiškos, kenksmingos, ir gali būti maišyta ir narkotikų ir panašiai. Taip pat rūkant elektroninės cigaretes į mūsų organizmą gali patekti ir sunkiųjų metalų, kaip tarkim nikelio, kurie gali irgi sukelti vėžį ir kitas ligas. Taigi, išgirdome mokinių ir mokytojų mintis apie rūkymą. Jų patirtis parodė, kad pasekmės gali būti daug rimtesnės, nei atrodo iš pradžių. Nors tai gali būti sunkus įprotis, tikrai įmanoma įveikti, turint tinkamas žinias ir palaikymą. Tikiuosi, šis video padėjo jums susimąstyti apie rūkymą. Ačiū už dėmesį!